Labas vakaras. Šiandien pradėsime rinkti nacionalinį gaminį. Noriu paraginti visas įmonės registruotis nacionalinio gaminio konkursą ir pristatyti ten savo produktus, tai, ką gamina geriausia. Anketą rasite interneto portale elrytas.lt. Registruotis nieko nekainuoja. O žiūrovus už konkursui pristatytus gaminius, jiems patikusius gaminius, raginu balsuoti taip pat interneto portale elrytas.lt. O dabar noriu pristatyti mūsų vertinimo komisiją. Arčiausiai manęs sėdi Aistė Pilvelytė, dainininkė, šalia Jaunius Pusvaškis, Baltic Management Institute generalinis direktorius, toliau Rimvydas Valatka, portalo elrytas.lt vyriausiasis redaktorius, Zita Biržinė, mokslo daktarė, BHJ Baltic direktorė. Labadiena. Tomas Ramanauskas, reklamos specialistas, reklamos agentūros LAV, bendrakūrėjas. Kiekvienas komisijos narys vertins gaminį pagal 2 kriterijus. Pirmasis – tai produkto ekonominė vertė. Antrasis – produkto išskirtinumas. Pirmiausia, komisija įvertins, kiek produktas jų manymų ekonomiškai tikslingas ir sėkmingas, o vėliau, kuo produktas išskirtinis, originalus, įdomus. Kiekvienas komisijos narys kiekvienoje kategorijoje produktą vertins 20 balų sistemoje. Komisijos narių skirti balai bus sumuojami, mūsų komisija sudaro 5 nariai, todėl kiekvienas produktas gali gauti abiejose kategorijose maksimalų 100 taškų įvertinimą. Tiek pat taškų vėliau suteiks ir interneto portalo lankytojai. Į studiją kviečiu bendrovės Grigiškės generalinį direktorių Gintautą Pangonį. Dabar savo gaminį žiūrovams ir mūsų komisijai pristatys bendrovės Grigiškės generalinis direktorius Gintautas Pangonis ir įmonės prekių grupės vadovė Oksana Bogomolnikova. Taip, mes šiandien norėtume pristatyti akcinės bendrovės Grigiškės tualetinį popierių Gritė Orchidėja Gold. Tai tualetinis popierius, kuris įvestas į rinką prieš 1,5 metų. Įsigijus naujas moderniškas italų mašinas ir gaminant, pozicionuojant aukščiausiam segmente, tai premium segmente. Tai būtų trumpai tiek. Komisija, ar turite klausimų? Pirmiausia, aš noriu pasveikinti generalinį direktorių ir visą kolektyvą Grigiškių sukūrus tokį sėkmingą produktą, nes žiūrint į statistiką, faktai rodo, kad recesijos laikotarpiu šitas produktas pagerino jūsų bendrą statistiką įmonės ir bendrą pardavimų statistiką labai ženkliai. Tai perėdamas nuo komentaro prie klausimo, kas svarbu šitoje rinkoje, jūsų rinkoje, norint išlikti lyderiu? Premium segmentas Lietuvoje jis nebuvo taip labai įsivystęs. Prieš 2008 metais, prieš mums paleidžiant, tai buvo iš viso tualetinio popieriaus premium segmentas sudarė 14%. Dabar šiuo metu siekia apie 33% viso tualetinio popieriaus rinkos. Tuo sunkiu ekonominiu laikotarpiu mes sugebėjom, nors rinkos ir šiek tiek mažėjo tualetinio popieriaus, bet mes sugebėjom nuo 19% Baltijos šalių rinkos užimti 26%. Kiek reikia parduoti ritinėlių, kad direktorius gautų mėnesio algą? Vienas klausimas. Ir antras klausimas, kadangi čia premium segmentas, tai ar šitas popierius tinka gydymui? Kaip žinot, viena tokia ponė net prezidentus gydė tualetiniu popierium. Tinka. Gydymui tinka. Gydymui tinka, tai yra aukščiausios klasės produktas, gaminamas iš pirminio plaušo, tai yra iš celiuliozės. O kad gauti direktorių algą, manau, užtenka mašina, kad padirbtų 1 parą nepilną. Ir jau galėtų gauti direktorius gerą algą. Nes per parą mes galim pagaminti tokio produkto apie 300 000 ritinėlių. Kodėl jūs pristatote būtent šitą produktą? Kodėl jūs manote, kad iš visų jūsų gaminių jisai yra verčiausias dalyvauti šitam konkurse? Pirma, dėl to, kad tai yra visiškai naujas produktas, kaip ir kalbėjo direktorius. Ir mes pirmą kartą iš vis pristatom ir Lietuvoje produktas, kuris skirtas premium segmentui.
Nes anksčiau mes neturėjom tokių galimybių, nes jis yra 3 sluoksnių ir jeigu atkreipsi dėmesį, sluoksniai yra tarpusavyje suklijuoti. Ar galima, pavyzdžiui, nuotrauką atspausti? Taip, bet jinai galima atspausti tą nuotrauką, bet jinai kartosis ir kartosis, nes tas įspaudų velenas jis yra apvalus, nėra didelis. Tokį nemylimą, kokį kaimyną turime, gal visai neblogai tokį vietoj panaudoti. Aš klausimą gal turiu ir man labai patiko jūsų pasakymas. Tai draugiškai aplinkai gamyba. Kur čia tas mūsų draugiškumas yra? Draugiškai aplinkai gamyba tai yra tai, kad, sakykime, jis neteršia aplinkos. Netgi jeigu išmestas ir kažkurioj tai vietoj, kur, sakykime, žalia gamta, jis be abejo suyra per labai trumpą laiką. O jeigu žiūrėt gamybą bendrai, tai, sakykime, akcinė bendrovė Grigiškės labai daug surenka makulatūros, kuri taip pat švarina gamtą ir gamina tualetinį popierių. Kodėl orchidėja? Sakyk, kodėl. Tai yra augalinis motyvas, tai yra arčiau prie gamtos ir mums reikėjo sukurti, tai yra prabangų, tarkim, tą tualetinį popierių premium segmentui, tai jau tada atsirado jau orchidėjos pavadinimas, kad būtų visi elementai būtų harmoningai surišti tarpusavį. Todėl yra orchidėja. Dėkoju už išsamius atsakymus. Manau, komisija jau spėjo susidaryti savo nuomonę apie šitą produktą. Tai jeigu pasiruošę, tai prašom vertinti. Pone Tomai, kaip jūs vertinate produktą pagal jo ekonominę vertę? Akivaizdu, kad rodikliai yra įspūdingi, tai bet aš nežinau, ar jau išdrįst rašyti 20-uką, ar apsiribot, pavyzdžiui, 15. Tai aš apsisaugodamas parašysiu 15, bet turėsiu galvoje, kad jeigu niekas įspūdingiau nepasirodys, tai daugiau ir nerašysiu. Produkto išskirtinumas visgi, manau, kad jis, nepaisant to, kad jis išskirtinis jūsų šeimoje produktų, konkurentai turi nemažiau gražiai atrodančius premium produktus. Ir čia reiktų pagalvoti ir apie pačią tarpakuotę pagalvoti, ir aš nežinau jo komunikacijos per daug, tai negaliu komentuoti, bet tai aš rašyčiau 10-uką dėl to. Pone Zita, kaip jums atrodo? Aš dosnesnė, šiuo atveju aš abiems rašau po 15. Pone Rimvydai? Kadangi popierius yra ir gydomasis, tai dėl ekonominės vertės apskritai nėra ko abejoti, įmonės rodikliai rodo 17, o kadangi ir gydomasis, tai išskirtinumas 10. Pone Jauniau? Kadangi rodikliai yra tikrai išties įspūdingi ir mane džiugina faktas, kad įmonė randa rinkas už Lietuvos ribų, kas yra labai aktualu šiandien, tai aš vertinčiau ekonominę vertę 18 balų vertę, o produktų išskirtinumas 15. Dėkoju, ponia Aiste. Na, aš drąsiai galiu pasakyti, kad mūsų šeima naudoja šį tualetinį popierį. Va, ir aš vertinčiau 20-20. Puiku. Ačiū labai. Susumavus komisijos balus, komisija Grigiškių produktą vertina pagal ekonominę vertę 85 balais, pagal produkto išskirtinumą 70 balų. Norėčiau pasakyti, kad turbūt vyram buvo pakankamai sunku vertinti, nes pagal mūsų rinkos tyrimo duomenis tualetinį popierių renka moterys. Ir jeigu kiek mes stebėjom, vyrai turi užrašiuką, ką nupirkti. Priėjo, paėmė iš lentynos ir tai renkasi moterys. Tai moterys ir geriau vertina. Kitą savaitę pristatysime dar vieną produktą pagamintą Lietuvoje. Taip pat noriu pakviesti visas įmonės registruoti savo gaminius interneto portale elrytas.lt. Ten rasite anketą. Registruotis nieko nekainuoja. O žiūrovus noriu pakviesti aktyviai balsuoti už jiems patikusį gaminį. Ta padaryti galite interneto portale elrytas.lt.